Miestai visais laikais buvo neįsivaizduojami be pastatų. Senieji dažniausiai telkėsi senamiesčiuose. Naujoji architektūra irgi atranda savo atskiras, naujas erdves bei verčia pakelti akis į viršų. Ir tik 2012 metais duris atvėrė pastatas fenomenas, jungiantis praeitį su ateitimi. Tūkstantis 1913 metais duris atvėrė architekto Michailo Prozorovo suprojektuotas prekybos ir pramonės visuomenės susirinkimo pastatas, kitaip vadinamas Pirklių klubas. Klubas buvo atidarytas siekiant suvienyti pirklius, įmonės bei pasiturinčius Vilniečius. Jis puoselėjo verslo tradicijas, kokybę bei atstovavo savo krašto verslininkų interesams. Neoklasikinis fasadas simbolizuoja antikos harmoniją ir tai simbolizuoja ir virš bokštelio iškelta Atlanto skulptūra, kuri laiko Žemės rutulį. Bokštelio viršuje yra pastatyta Atlanto skulptūra. Jo laikomame dangaus skliaute yra įmontuota lempa, kuris skleidžia šviesą. Šiuo metu ji yra perdegusi. Yra legenda, kad pirmasis skulptūros variantas buvo gerokai atviresnis. Atlantas buvo vaizduojamas nuogas, tačiau laikui bėgant, dėl kultūrinių sumetimų, atstatant statulą, Atlanto nuogumas buvo pridengtas. Puošyba simbolizuoja harmoningą antikinį pasaulį. Puošniausia senojo pastato dalis yra didžioji salė, kuri turi skliauto formos lubas. Salėje dominuoja antikinio stiliaus puošyba, tai bareljefai ir joninės kolonos. Didžiojoje salėje veikia kino salė, kuri turėjo net 2 kabelius, kas parodė neeilinę pastato prabangą. Sugedus vienam, buvo galima naudotis kitų kabelių, o mažojoje salėje veikia ir biliardinė. Pastatas savo puošybą garbinęs graikų kultūrą turėjo ir unikalių, tik jam būdingų sprendimų. Ryškiausias pavyzdys – pastato laiptinė. Šiame pastate yra randama ir išskirtinų dalykų, tai kaip šalia laiptų esantis kalvio darbo turėklai, kuriuose yra pavaizduotos saulėgrąžos. Saulėgrąžos motyvas Vilniuje yra randamas tik šiame pastate, tai nėra būdingas bruožas. Pastato rūsys slepia dar vieną unikalumą. Taigi noriu papasakoti apie grindis tiek, kiek žinau. Mergaitės nufotografavo grindų, -1 aukšte grindis. Ten yra iš šitų štai plytelių, iš to, ką mes sugebėjom surasti visam pastate rekonstrukcijos metu. Aš manau, kad buvo didžioji dalis išklota grindų būtent tokiomis plytelėmis. O sudaužytų buvo daug, sunaikintų daug ir viską, ką mes radome, nesuklėjome, gavosi toks nedidukas elementas. Darydami visą tai pastebėjom labai įdomų mums elementą. Kiekvienoje plytelės apačioje yra Dovydo žvaigždė. Manau, kad kadangi 1913 metais namas buvo pastatytas, o prieš tai buvo sukurta prekybos ir pramonės asociacija žmonių, kurie priklausė didžiąją dalimi viena iš Lietuvoje gyvenančių tautybių. Jie matyt norėjo pažymėti, o galbūt palikti atminčiai sekančioms kartoms šitą ženklą. Ir mes buvom
nustebinti, maloniai nustebinti radijas. Kosmopolitai pirkliai žydai buvo vieni pirmųjų Vilniaus gyventojų, taikę neeilinius techninius sprendimus, kurie šiandien yra vertinami kaip itin reikšminga to meto funkcinė prabanga. Ten buvo įrengtas tuomet dar itin retas centrinis šildymas, įvestas elektros apšvietimas bei telefono linija. Šiandieninis pirklių klubas tęsė pradėtą funkcinės prabangos propagavimo idėją. Naujoji pastato dalis buvo projektuota taip, kad apimtų naujausių technologijų panaudojimą, inovatyvius bei ekonomiškai naudingus sprendimus, tokius kaip stiklo fasadas, leidžiantis taupyti šilumą bei saugantis nuo išorinio triukšmo, orinis šiluminis siurblys, kuris suteikia beveik visišką nepriklausomybę nuo centrinio šildymo, bei 3 aukštų požeminio automobilių stovėjimo aikštelė. Šiose architekto Alfredo Trimonio suprojektuotose patalpose yra įsikūrę A+ klasės biurai ir užsienio šalių ambasados. Apskritai, tai bene pačios prabangiausios biurų patalpos Vilniaus mieste. Šių 2 pastatų sąjunga atskleidžia glaudų ryšį tarp tradicijų ir modernumo. Siekiant megzti sėkmingą dialogą tarp istorijos ir gyvenamojo laikmečio, buvo sukurtas vidinis kiemelis su unikaliais architektūriniais sprendimais, švelninančiais pastatų kontrastą, tokiais kaip veidrodiniai senojo pastato langų apvadai ir gyvenimo tėkmę simbolizuojantis upelis. Pastarasis turi ne tik simbolinę, tačiau ir funkcinę prasmę. Momentiniais boileriais šildomas upelis drėkina orą. Pats kiemelis taip pat atlieka funkciją. Projektuojant naują pastatą buvo sukurtas vidinis kiemelis, kuris yra skirtas ne tiek darbuotojų poilsiui, tiek vidinių patalpų apšvietimui, nes seno pastato patalpų kai kurių langai buvo nukreipti būtent į tą pusę, kur dabar yra kiemelis. Tai langai, kurie yra atsisukę į vidinį kiemelį, gauna antrinę šviesą, kuri patenka per vidinio kiemelio stiklinį stogą. Miestai visais laikais buvo neįsivaizduojami be pastatų, tačiau retai kada įsivaizduojama sąjunga tarp klasikinių senamiesčio namukų ir dangų remiančių miesto dangoraižių. Pirklių klubas – vienintelis Lietuvoje pavyzdys, įrodantis, kad tokia sąjunga gali būti ne tik estetiškai patraukli, bet ir funkcionali, įdomi bei patraukianti dėmesį.